Esu Karolis, jums būtina pamatyti šiuos 3 filmus. Tokių epiškų filmų paskutiniu metu visai nėra sukuriama ir tai bus tikrai įspūdingas renginys, kuris primins tokius filmus kaip Seržio Leonės Kartą Amerikoje arba Franco Ford Coppolos Krikštatėvi, kurie yra tokie epiniai pasakojimai apie migrantus, kurie bando įsitvirtinti ir sukurti savo naujus gyvenimus Amerikoje. Brutalistas, nufilmuotas 35 mm juosta pavadinimu Vista Vision, kuri paskutinį kartą buvo naudota prieš 60 metų. Matthew Rankinas mus kviečia į Kanados miestelį Winnipegą. Pats Rankinas atlieka ten pagrindinį vaidmenį, vyruko, kuris pakeičia savo darbo poziciją ir iš Quebeco keliauja į Winnipegą aplankyti savo mamos. Rankinas sukuria tokią aplinką panašiai ar ne kaip amerikiečių režisierius Wes Andersonas arba švedų režisierius Roy Andersonas, kurie savo filmuose sukuria visą tokią atskirą visatą. Balandį yra jaunos Sakartvelo režisierės debiutas, kuris Venecijos festivalyje buvo apdovanotas pagrindiniu žiuri prizu. Pasakoja apie akušerę Niną, kuri savo nedidelėme miestelyje nelegaliai atlieka abortus. Kai kurie kadrai yra tokie, kad jų gali pavydėti visi siaubo kino režisieriai. Ir tam fone, ar ne, kai kaimyninėje šalyje, ar ne, Lenkijoje abortai yra uždrausti, toks radikalus kinas yra labai svarbus.